Bangladešas yra didelių upių, plačių pakrančių ir su vandeniu susiliejančių miškų šalis. Tarp garsiausių kraštovaizdžių yra Gango delta, begaliniai Cox's Bazaro paplūdimiai ir Sundarbanų mangrovės. Tačiau už šio gamtos turto slypi ir kitos mažiau matomos realybės. Daka, jos sostinė, pasižymi vienu didžiausių oro taršos lygių pasaulyje. Upės, kurios kadaise buvo gyvybės šaltinis, pavyzdžiui Buriganga, dabar neša pramoninės ir buitinės atliekas. Kiekvieną dieną miestuose kaupiasi tonos atliekų, kurių daugelis atsidūrė atviruose sąvartynuose. Gamtos ištekliams daromas vis didesnis spaudimas, o miškų naikinimas, sūraus vandens įsiskverbimas ir per didelė žvejyba daro įtaką milijonų žmonių gyvenimams. Bangladešas yra šalis, kurioje egzistuoja grožis ir degradacija. Kas iš tikrųjų slepiasi už jūsų peizažų? Sveiki atvykę į Mundarę. Šiandien aš jums parodysiu. Pradėkime. Nuo Bengalijos iki Bangladešo pasipriešinimo istorija Pietų Azijos širdyje esantis regionas šiandien žinomas kaip Bangladešas turi daugiau nei 4000 metų istoriją. Anksčiau vadinta Bengalija, ji buvo viena pirmųjų žmonių gyvenviečių derlingose lygumose, kurie suformavo Gango, Brahmaputros ir Megnos upės. Palankios klimato sąlygos ir gausus vanduo leido anksti plėtoti žemės ūkį ir paskatino organizuotų visuomenių atsiradimą. Amžiuje prieš Kristų ši teritorija buvo įtraukta į Maurijų imperiją, vieną didžiausių senovės Indijoje. Ašokos valdymo metu buvo propaguojami budistų mokymai, palikę gilų įspūdį vietos kultūroje. Vėliau tarp Vėjai ir amžių Palos dinastija pradėjo šlovės laikotarpį, pasižyminti Mahajanos budizmo plitimu ir švietimo centrų, tokių kaip Somapuros Mahaviharos vienuolynas įkūrimu. Nuo amžiaus musulmonų pirkliai ir užkariautojai įvedė naujus įsitikinimus ir valdžios struktūras. Bengalija pirmiausia buvo įtraukta į Delio sultonatą, o vėliau į Mogolų imperiją. Šiuo laikotarpiu jis tapo vienu klestinčių Azijos regionų, garsėjančių savo pasėliais, muslino audimu ir aktyvia upių prekyba. Tokie miestai kaip Daka pradėjo augti kaip administraciniai ir komerciniai centrai. Amžiuje Britų rytų Indijos bendrovė regione įkūrė prekybos bazės. Po truputį jo karinė ir politinė įtaka plėtėsi. Plasėjaus mūšis įvykęs 1757 metrų žymėjo Britų kolonijinio valdymo pradžią. Valdant Britų radžui, Bengalijoje įvyko didelių ekonominių pokyčių, nukreiptų į išteklių gavybą Europos rinkoms aprūpinti. 1947 metrų po Britų valstijos padalijimo Bengalija buvo padalinta į dvi dalis. Vakarinė dalis prisijungė prie Indijos, o rytinė dalis atiteko Pakistanui kaip Rytų Pakistanas. Nors šis atsiskyrimas buvo pagrįstas religiniais skirtumais, jis neišsprendė konfliktų. Nepasitenkinimą didino daugiau nei 1500 km fizinis atstumas tarp dviejų teritorijų ir kultūriniai bei kalbiniai skirtumai. Vėlesniais metais Rytų Pakistanas patyrė politinę ir ekonominę marginalizaciją. Bengalų kalba, kurią kalba dauguma gyventojų, buvo pašalinta iš oficialių kalbų sąrašo. Todėl 1952 metrų prasidėjo bengalų kalbos judėjimas. Ekonominė diskriminacija ir socialinė įtampa didino visuomenės nepasitenkinimą. 1971 metrų po rinkimų, kuriuose Avami lygos partija laimėjo parlamentinę daugumą, centrinės vyriausybės atsisakymas pripažinti rezultatus sukėlė konfliktą. Operacija Serflikt išprovokavo žiaurų susidorojimą, kuris lėmė Bangladešo išsivadavimo karą. Milijonai žmonių ieškojo prieglobsčio Indijoje, o beveik 3 milijonai civilių per konfliktą žuvo. 1971 metrų kovo 26 Bangladešas paskelbė nepriklausomybę. Po 9 mėnesių karo, gavusios Indijos karinę paramą, gruodžio 16 Dakoje pasidavė Pakistano pajėgos. Taip gimė nauja suvereni valstybė, pripažinta tarptautiniu mastu. Pirmieji nepriklausomybės metai buvo sunkus. Nepriklausomybės judėjimo lyderis Šeichas Mujiburas Rahmanas pradėjo
eiti nuniokoto šalies ministro pirmininko pareigas. Jis susidūrė su ekonominėmis krizėmis, niokojančiais ciklonais ir vidiniais konfliktais. 1975 metų jo nužudymas per karinį perversmą žymėjo ilgo karinio valdymo laikotarpio pradžią. Demokratija buvo atkurta 1991 metų, žlugus autoritariniam Hoseino Mohammado Ershado režimui. Nuo tada šalies politika žymi tai, kad kaitaliojasi Avami lyga ir Bangladešo nacionalistų partija, tvyrant dideliai konkurencijai ir dažnai įtampai. Šiandien Bangladešas yra pripažintas vienas sparčiausiai augančių Pietų Azijos šalių. Jo žmonių istorija, paženklinta pasipriešinimo ir kovos už apsisprendimą, išlieka jos nacionalinio identiteto širdimi. Tikėjimo ritualai Bangladeše religija ir senovės tradicijos yra susipynusios su kasdieniu gyvenimu. Nors šalis save apibrėžia kaip pasaulietinė respublika, beveik 90% gyventojų išpažįsta islamą, kuris daro didelę įtaką švietimui, bendruomenės gyvenimui ir viešosioms institucijoms. Dauguma Bangladešo musulmonų išpažįsta sunitų Hanafi religijos mokyklą. Jos įtaka atsispindi mečečių architektūroje, 5 kasdienių maldų rutinoje ir tokiose šventėse kaip Eid al-Fitr ir Eid al-Adha. Šiomis šventomis dienomis šeimos susirenka kartu, dalijasi vaišėmis ir rengia maldos susirinkimus po atvirų dangumi, stiprindamos bendruomenės ryšius. Hinduizmas, kurį praktikuoja maždaug 9% gyventojų, taip pat užima svarbią vietą. Bangladešas yra trečia šalis pasaulyje, turinti daugiausiai hinduistų po Indijos ir Nepalo. Tokie festivaliai kaip Durga Puja, Sarasvati Puja ir Kali Puja užpildo miestus ir miestelius spalvingomis skulptūromis, procesijomis, muzika ir ritualiniais šokiais. Durga Puja, ypač gatvės ir aikštės, paverčia kolektyvinės šventės centrais. Budizmas išlieka gyvybingas, ypač Čitagongo regione, kur yra tokios etninės bendruomenės kaip Čakma. Budos purnimos, kurie švenčiamas Budos gimimas, nušvitimas ir mirtis, metu šventyklos apšviečiamos spalvingomis lempomis ir vėliavomis, vyksta kolektyvinės meditacijos sesijos. Krikščionybė, nors ją praktikuoja mažiau nei 1% gyventojų, kai kuriuose vietovėse ji yra reikšminga. Kalėdų ir Velykų šventės subūria bendruomenės religinėse apeigose, choruose ir labdaros veikloje. Be formalių religijų, dvasingumas Bangladeše įgauna sinkretinės formas. Supijų islamo, liaudies hinduizmo ir vietinio budizmo elementai susipina praktikose, kurios peržengia religinės ribas. Mazarai, supijų šventovės tokios kaip Hazrat Saf Jalal Silhete, pritraukia įvairių tikėjimų piligrimus, ieškančius palaiminimo ar pažadų išsipildymo. Kultūros kalendoriuje taip pat numatyta svarbi vieta pasaulietinėms šventėms. Pohela Boisaks Bengalų naujieji metai yra viena labiausiai lauktų švenčių. Kiekvieną balandžio 14 gatvėse gausų paradų, tradicinės muzikos ir liaudies šokių. Aprangoje dominuoja balta ir raudona spalvos, o Mangal Subhaitra procesija išreiškia vilties į kolektyvinės vienybės linkėjimus. Daugelį šių švenčių lydi tradicinė muzika. Baulo dainavimas, praktikuojamas kaimo vietovėse, per paprastas melodijas išreiškia dvasinių ieškojimų ir vienybės temas. UNESCO pripažinti nematerialiųjų žmonijos kultūros paveldų, baulai yra gyvas liaudies dvasingumo balsas. Žemdirbių kaimuose išlikę ritualai, vienijantis religiją ir gamtą. Pavyzdžiui, ryžių derlius yra palaiminamas ceremonijų metu, kai pirmieji grūdai aukojami šventykloms arba mazarams, gestas atspindintis istorinį ryšį su žeme ir jos gyvavimo ciklais. Oficialiame šalies kalendoriuje yra visų pagrindinių religijų šventės. Šis institucinis įvairovės pripažinimas siekia atspindėti sambūvio dvasią, kuri nors kartais ir įtempta konfliktų išlieka kaip Bangladešo istorinio identiteto dalis. Religinė architektūra taip pat yra esminė kraštovaizdžio dalis. Miestuose ir kaimuose kyla mečetės, šventyklos, bažnyčios ir vienuolynai. Tokie pastatai kaip Baitul Mukaram mečetė Dakoje, 60 kupolų mečetė Bagirhate ir auksinė šventykla
Bandarba neliudija, kaip tikėjimas paliko savo pėdsaką šalies mene ir miestų planavime. Religinis ugdymas vaidina svarbų vaidmenį ugdant naująją kartą. Madrasose siūlomos islamo pamokos, o hinduistų šventyklos ir budistų vienuolynai teikia mokymą savo bendruomenėms. Daugelyje šių mokyklų religinis mokymas derinamas su pagrindiniu pasaulietiniu išsilavinimu. Bangladeše tikėjimas nėra atskira gyvenimo sfera, o gyja, persmelkianti kiekvieną šventę, kiekvieną ceremoniją ir kiekvieną meninę raišką, sudaranti neatsiejamą šalies kolektyvinės sielos dalį. Bangladešo moterys. Tarp tradicijų ir naujų kelių Bangladeše moterys yra socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo pagrindinės veikėjos. Ilgą laiką jie susidūrė su kliūtimis, kurios ribojo jų dalyvavimą, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais jų buvimas įvairiose srityse nuolat augo. Šiandien milijonai moterų dirba tokiuose sektoriuose kaip tekstilės pramonė, žemės ūkis ir buitinės paslaugos, remdamos didelę dalį kasdienės šalies veiklos. Tekstilės pramonė, viena iš šalies ekonomikos varomųjų jėgų, įdarbina daugiau nei 70% jos drabužių fabrikų moterų. Šis sektorius, kuriam tenka daugiau nei 80% eksporto, atvėrė oficialias įsidarbinimo galimybės moterims iš kaimo vietovių. Nepaisant šių galimybių, daugelis moterų darbuotojų susidūrė su nepastoviomis darbo sąlygomis. Kaimo vietovėse moterys atlieka esminį vaidmenį žemės ūkyje. Jie dalyvauja ryžių, džiuto ir daržovių auginime, taip pat imasi tokių užduočių kaip vandens rinkimas, gyvūnų priežiūra ir rankdarbių gamyba. Tačiau jų darbas oficialiai vis dar menkai pripažįstamas, todėl išlieka ekonominis nematomumas. Pastaraisiais dešimtmečiais padidėjo moterų galimybės įgyti pradinį ir vidurinį išsilavinimą. Vis dėlto išlieka didelių spragų susijusių su aukštojo mokslo prieinamumu, ypač kaimo vietovėse, kur daugelis šeimų teikia pirmenybę ankstyvoms santuokoms. Tradicinėje Bangladešo kultūroje vertinamos tokios savybės kaip šviesi oda, didelis akys ir lieknas sudėjimas. Šie grožio idealai atspindi vietinę ir britų kolonijinio laikotarpio įtaką. Kaimo vietovėse sari išlieka kasdienių drabužių, o miestuose pirmenybė teikiama saldorkamės. Asmens priežiūros procedūros, paremtos natūralia kosmetika ir tradiciniais augalais, vis dar yra kasdienybės dalis. Giliai įsišaknijusios socialinės normos ir toliau riboja moterų judumą daugelyje kaimo vietovių. Hidžabo arba burkos naudojimas tam tikruose kontekstuose yra įprastas kaip kultūrinio ir religinio kuklumo išraiška. Taip pat vis dar egzistuoja tabų dėl menstruacijų, santuokų tarp religijų ir moterų dalyvavimo mišroje pramoginėje veikloje. Santuoka žymi lemiamą momentą daugelio moterų gyvenime. Teisėtas santuokos amžius moterims yra 18, o vyrams 21, tačiau vaikų santuokos vis dar dažnos kaimo vietovėse. Po vedybų moterys prisiima atsakomybę už namų ūkio tvarkymą, vaikų auginimą ir pagyvenusių žmonių priežiūrą. Reprodukcinės sveikatos paslaugų prieinamumas miesto ir kaimo vietovėse labai skiriasi. Pastaraisiais metais dėl visuomenės sveikatos programų motinų mirtingumas sumažėjo, nors vis dar kyla problemų susijusių su sveikatos švietimu ir medicinos paslaugų prieinamumu. Politinėje sferoje moterys padarė didelę pažangą. Bangladešas yra viena iš nedaugelio šalių, kuriuose nuo 1990-ųjų premjerės pareigas pakeitomis eina dvi moterys – Sheikh Hasina ir Khaleda Zia. Be to, buvo nustatytos moterų atstovavimo kvotos vietos valdžios institucijose, nors realiai prieiga prie sprendimų priėmimo galios vis dar susidūrė su kultūriniu pasipriešinimu. Taip pat sustiprėjo moterų dalyvavimas socialiniuose judėjimuose. Moterų teisių organizacijos skatina kampanijas prieš smurtą artimoje aplinkoje, seksualinį priekabiavimą, ekonominę atskirtį ir nelygybę gaunant žemę. Nepaisant šių pastangų,
tradicinių lyčių vaidmenų pokyčiai vyksta netolygiai. Kontrastų miestai – Daka, Čitagongas ir Kulna miesto infrastruktūra apjungia istorinius ir modernius pastatus. Tarp žymių vietų yra Lovis Khan suprojektuotas nacionalinis parlamentas, laikomas šiuolaikinės architektūros šedevrų, ir Lalbagh fortas, nebaigtas mogulų statinys, kuris vis dar išlaikė savo įspūdingą struktūrą. Bangladešo nacionalinis muziejus siūlo išsamią informaciją apie šalies istoriją ir kultūrą. Gatvėse tradiciniai turgus, tokie kaip Naujasis turgus ir Gulšano turgus, palaiko kasdienę prekybą, įskaitant tekstilę, rankdarbius ir vietinius maisto produktus. Čitagongas, esantis pietrytinėje Bangladešo pakrantėje, yra antras pagal dydį miestas ir pagrindinis jūrų uostas. Jame gyvena beveik 5 milijonai gyventojų ir tai yra svarbus tarptautinės prekybos centras. Čitagongo uostas tvarko didžiąją dalį nacionalinio eksporto ir importo, skatindamas intensyvią pramoninę ir logistinę veiklą. Tarp pagrindinių lankytinų vietų yra Patengos paplūdimys, žinomas dėl saulėlydžių pajūryje, ir etnologijos muziejus, kuriame saugomos tokių čiabuvių tautų kaip Čakma, Marma ir Tripura kultūros. Į šiaurės rytus nuo miesto esančios Čitagongo kalvos atveria visiškai kitokį kraštovaizdį. Žalios kalvos ir vietinės gyvenvietės demonstruoja tradicinius gyvenimo būdus, pagrįstus natūriniu ūkininkavimu, amatais ir budistų religinėmis šventėmis. Kulna, esanti pietvakariuose, yra trečias pagal gyventojų skaičių miestas. Turėdamas beveik 1,8 milijono gyventojų, jis yra komercinis centras Sundarbanso regionui, didžiausiam mangrovių miškui pasaulyje. Iš Kulnos išvykstate upių kelionės, kuriomis galėsite tyrinėti natūralius vandens kelius ir stebėti vietinę laukinę gamtą. Mieste yra istorinių hinduistų šventyklų, tokių kaip Ruksio šventykla ir Daulatpur turgus, vienas didžiausių prekybos centrų regione. Kasdienis gyvenimas didžiuosiuose Bangladešo miestuose verda nuolatiniu tempu. Dakoje keliaujama viešaisiais autobusais, motorizuotomis rikšomis ir nauja metro linija skirta eismui palengvinti. Čitagonge uosto transportas jungiasi su kitais šalies regionais, o Kulnoje upių transportas išlieka labai svarbus jungiant miestą su kaimo bendruomenėmis. Kiekvienas miestas siūlo skirtingą kultūrinį gyvenimą. Dakai būdinga universitetinė atmosfera, madingos kavinės ir gyvybinga meno scena. Čitagongas derina savo uosto charakterį su netoliese esančių kalvų etninę įvairovę, siūlydamas amatų, turgus ir tradicinius festivalius. Ramesnė Kulna tiesiogiai jungiasi su gamta, siūlydama prieigą prie deltai būdingų upių, miškų ir faunos. Bangladešo miestų transformacija atspindi ne tik gyventojų skaičiaus augimą. Tai taip pat atskleidžia nuolatinį jos žmonių prisitaikymą, kurie, nepaisant modernumo ir tradicijų kontrastų, ir toliau formuoja kintantį savo miestų identitetą. Laukinis Bangladešas, paplūdimiai, miškai ir begalinės upės Bangladešo teritoriją formuoja begalinis upių tinklas, platus smėlio paplūdimiai ir tankus atogražų miškai. Gamta ne tik apibrėžia šalies fizinį kraštovaizdį, bet ir palaiko milijonų žmonių, kurie išmoko su ja gyventi gyvenimus. Į pietvakarius plyti Sundarbano miškas, didžiausias mangrovių miškas pasaulyje. Ši unikali ekosistema, užimanti beveik 6000 km2 plotą, yra tokių rūšių kaip Bengalijos tigras, prisitaikęs prie pelkėtos druskingos aplinkos namai. Suravandeniai krokodilai, ašiniai elniai ir daugybė vandens paukščių taip pat yra šio gyvybės tinklo dalis. Mangrovės veikia kaip natūrali kliūtis nuo ciklonų ir audrų bangų, apsaugodamos pakrančių bendruomenės. Iš Kulnos miesto siaurais upės Vagos kanalais išvykstama kelionė, suteikianti galimybę iš arti stebėti šią unikalią biologinę įvairovę. Bengalijos įlankos pakrantėje driekiasi Kokso turgus, kuriame yra vienas ilgiausių paplūdimių pasaulyje, besitęsiantis daugiau nei 120 km. Ši vietovė pritraukia vietinius ir užsienio turistus, kurie mėgsta keliones laivais, tradicinę žvejybą ir pasivaikščiojimus pakrantę.
Nuo Himčeri kalvos, esančios netoli Kokso turgaus, atsiveria panoraminiai vandenino vaizdai, o žuvų turgus atspindi stiprų bendruomenės ryšį su jūra. Toliau į pietus yra EV Martino sala, vienintelis Bangladešo koralinis atolas. Apsuptas skaidrių vandenų ir balto smėlio paplūdimių, Sen Martinas yra vieta, kur galima nardyti su vamzdeliu, nardyti ir stebėti jūros gyvūniją. Saloje gyvena nedidelė bendruomenė, kuri palaiko pragyvenimo praktiką, pagrįstą amatininę žvejybą ir kokosų auginimu. Šiaurės rytų kryptimi kraštovaizdis visiškai pasikeičia. Silheto regioną dengia žalios kalvos ir arbatos plantacijos. Srimangalos slėnyje, vadinamame Bangladešo arbatos sostinė, didžiuliai laukai driekiasi kiek akys užmato. Lankytojai gali apžiūrėti plantacijas, stebėti amatininkišką lapų apdorojimą ir susipažinti su tokiomis etninėmis bendruomenėmis kaip Khas ir Monipuri, kurie dirba ir gyvena šiose žemėse. Per šalį teka Gangas, Brahmaputra ir Megna, be kitų upių, kurios maitina didžiausią pasaulyje sausumos deltą. Šie vandens keliai ne tik tręšia žemės ūkio paskirties žemę, bet ir yra transporto arterijos milijonams žmonių. Daugelyje regionų valtys, keltai ir kanojos yra neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis. Keliose vietovėse tradicinės valčių lenktynės, žinomos kaip Nauka Bait, subūrė komandas iš visos bendruomenės varžybose, kurios pritraukia šimtus žiūrovų. Pietryčiuose Čitagongo kalvų regionas siūlo tvirtų kalvų, gamtos takų ir krioklių kraštovaizdį. Bandarbane kviečia tyrinėti tokias vietas kaip Nahakhumas, vienas didžiausių Bangladešo krioklių, ir Keokradongo kalnas siekiantis beveik 1000 metrų. Šiame regione gyvena tokios vietinės grupės kaip Baumai, Marmos ir Mro, išsaugodamos protėvių tradicijas, kalbas ir gyvenimo būdą. Netoli Bandarbano Kaptai ežeras suformuotas 6-ame dešimtmetyje po hidroelektrinės užtvankos pastatymo, sukūrė gražų vandens kraštovaizdį. Plaukiojantys kaimeliai, kelionės laivais ir amatininkų žvejybos veikla yra kasdienio ritmo dalis tų, kurie gyvena jo pakrantėse. Bangladešo fauna atspindi jos buveinių įvairovę. Gangos delfinai, gavialai, karališkosios kobros ir sambariniai elniai gyvena šalies upėse, miškuose ir pakrantėse. Flora sudaro mangrovės, atogražų miškai ir aukštos žolinės savanos, kurios visos prisitaikė prie musoninio klimato, žyminčio Bangladešo metų laikus. Tarp paplūdimių, miškų, upių ir kalvų Bangladešo gamta atskleidžia įvairiapusį turtą, kuris ne tik palaiko vietos ekonomiką ir kultūrą, bet ir pačios šios teritorijos gyventojų tapatybę. Gatvės, kurios niekada nemiega. Turgus, skoniai ir kasdienis gyvenimas Bangladeše verda nuolatinio aktyvumo aplinkoje, kur turgus, gatvės ir tradicinė virtuvė atspindi gyvybingą populiariosios kultūros pulsą. Po atvirų dangumi esantis turgus yra miesto ir kaimo gyvenimo centras. Naujasis turgus Dakoje, Daulatpuro turgus Kulnoje ir Čaktajaus turgus Čitagonge. Tai vietos, kuriuose parduodami tekstilės gaminiai, šviežias maistas, namų apyvokos daiktai ir rankdarbiai. Nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro šiuose turgaus kvartaluose verda nenutrūkstama prekyba ir pokalbiai. Čia prekeiviai, pirkėjai ir vežėjai. Kai kuriuose sostinės dalyse, pavyzdžiui Svarigate, prekyba vyksta kitaip, plaukiojančiuose turguose. Mažose medinėse valtyse prekeiviai siūlo vaisių, daržovių, ryžių ir žuvies tiesiai ant vandens. Šios scenos yra natūrali upių žymimos geografijos dalis, kur mainams nereikia tvirto pagrindo. Gatvės maistas neatsiejamas nuo kasdienybės. Didžiųjų miestų prospektuose ir alėjose gatvės prekeiviai siūlo įvairių tradicinių patiekalų. Futka, maži traškūs ruduliukai įdaryti avinžirniais, bulvėmis ir tamarindo vandeniu, yra vieni populiariausių užkandžių. Hotpoti, avinžirnių, svogūnų, žaliųjų čili pipirų ir tamarindo mišinys pasižymi intensyviais skoniais, kurie yra kasdienio gyventojų skonio dalis. Hilsa žuvis, laikoma nacionalinė žuvimi, užima svarbią vietą kasdienėje mityboje. Garuose virta, kepta arba su kariu, hilsa pasirodo ant šeimos stalų ir svarbių švenčių metu visoje šalyje. Tradiciniai saldumynai garantuotai užima vietą
bet kuriame socialinėme susibūrime. Misti doj, saldus, lėtai fermentuojamas jogurtas ir roshogola sūrio rutuliukai, pamirkyti sirupe, yra vieni populiariausių desertų. Šie saldumynai yra ne tik religinių švenčių, bet ir neformalių susibūrimų bei šeimos vizitų dalis. Viešasis transportas taip pat formuoja kasdienę miestų dinamiką. Dakos ir Čitagongo gatvėse dominuoja rykščios tiek varomos žmonių, tiek motorizuotos. Kaimo vietovėse žmonės ir prekės tarp kaimų gabenamos improvizuotomis transporto priemonėmis, tokiomis kaip nosimon ir korimon, surinktomis iš motociklų ar mažų traktorių. Upių keltai yra būtini šalyje, kurios teritorija kerta upės. Šie laivai jungia miestus ir miestelius, kuriuose trūksta tiltų infrastruktūros ir taip palaiko mobilumą visoje šalyje. Komercinis gyvenimas neapsiriboja tradicinėmis rinkomis. Didžiuosiuose miestuose modernus prekybos centrai siūlo labiau organizuotą alternatyvą, nors dauguma vis dar renkasi tradicinius turgus dėl prieinamų kainų ir gyvos atmosferos. Kaimo vietovėse Hats švenčiamas kas savaitę. Šie laikini turgus subūrė vietos gamintojus siūlančius vaisius, daržoves, gyvulius, drabužius ir rankdarbius. Hatai veikia ne tik kaip komercinių mainų erdvės, bet ir kaip socialinių susibūrimų vietos, kuriuose išsibarsčiusios bendruomenės dalijasi naujienomis ir atnaujinimais. Socialinė sąveika taip pat akivaizdi žnyplėse, mažuose improvizuotuose arbatiniuose, įrengtuose gatvių kampuose ir aikštėse. Šiuose prekystaliuose siūloma saldi juoda arbata, lengvi užkandžiai ir erdvė kasdieniams pokalbėms tarp darbuotojų, studentų ir praeivių. Per tokias šventės kaip Pohela, Boisak, Bengalų naujieji metai, turgus ir gatvės pasikeičia. Jie pilni rankų darbo gaminių, tradicinių saldumynų ir naujų drabužių. Viešosios aikštės tampa atvirų mugių vieta, kur muzika, šokiai ir spalvos žymi naujųjų metų pradžią. Gatvės prekybos automatai užbaigia kasdienio gyvenimo peizažą. Nuo vaisių prekeivių iki mobilių drabužių kioskų, šaligatviai ir aikštės keičiasi visą dieną, pristaikydami prie paklausos ir žmonių judėjimo. Šis neoficialios prekybos lankstumas palaiko didelę šalies kasdienės ekonomikos dalį. Bangladeše turgus, skoniai ir gatvės yra ne tik kasdienio gyvenimo dalis, jie yra pati kolektyvinio gyvenimo siela. Istorijos šventyklos, architektūra ir embleminį kūrinį Bangladešo architektūra atspindi šimtmečius trukusią kultūrinę, religinę ir politinę evoliuciją. Nuo mogulų paminklų iki šiuolaikinių šedevrų šalies miesto į kaimo kraštovaizdžiai saugo gyvą jos istorijos atmintį. Vienas iš reprezentatyviausių modernios architektūros pastatų yra nacionalinis parlamentas, žinomas kaip Jatijos Sangsad Bhavan. Šis monumentalus pastatas Dakoje, kurį suprojektavo amerikiečių architektas Louis Kahn, apjungė didelius geometrinius tūrius, apvalės angas ir balto marmuro bei atviro betono panaudojimą. Statybos pradėtos 1961 metrų ir baigtos po nepriklausomybės paskelbimo, tapdamos nacionalinio suvereniteto simboliu. Tarp mogulų laikotarpio palikimų Laubago fortas išsiskiria kaip imperatoriškosios architektūros pavyzdys Dakoje. Forto statyba pradėta EVJ amžiuje valdant Šeisti Khanui, tačiau ji nebuvo baigta statyti po gubernatoriaus dukters mirties. Jo teritorijoje yra mečetė, kapas ir audiencijų salė apsuptas sodų atspindinčių persų sodų tradicijas. Bagerhato mieste esanti 60 kupolų mečetė yra vienas geriausių viduramžių islamo architektūros pavyzdžių Bangladeše. Pastatytas 15 amžiuje, vadovaujant Khanui Džahanui Ali, šį statinį rėmė 81 akmeninė kolona, laikanti kelis žemus kupolus. Dėl savo istorinės ir architektūrinės svarbos jis buvo pripažintas UNESCO pasaulio paveldo objektu. Kalbant apie šiuolaikinę infrastruktūrą, Padmos tiltas yra vienas ambicingiausių projektų šalyje. Atidarytas 2022 metrų, jis jungia pietvakarių Bangladešą su Daka, taip sutrumpindamas kelionės laiką ir palengvindamas prekybą. Šis daugiau nei 6 km ilgio plieno ir betono tiltas simbolizuoja technologinę pažangą ir nacionalinį pajėgumą
vykdyti veiklą. Religinė architektūra taip pat turi išskirtinių eksponentų šalies šiaurėje. Kantajaus šventykla Dinaipure yra vienas svarbiausių hinduistų šventyklų. Pastatytas IX amžiuje, jis papuoštas įmantriomis terakotos lentomis, vaizduojančiomis scenas iš hinduistų epų, tokių kaip Ramayana ir Mahabharata. Britų kolonijinis paveldas paliko savo pėdsaką įvairiuose viešuosiuose pastatuose. Dakoje Aksan Manzilas, žinomas kaip Rožinis rūmai, išsiskiria savo architektūrą, kurioje dera mogolų ir italų stiliai. Pastatytas EE amžiuje kaip Dakos navabų rezidencija, jo puošnūs kupolai ir balkonai atspindi Europos įtaką subkontinente. Čitagonge EA pradžioje pastatytas generalinis pašto pastatas pasižymi funkcionalią, prie tropinio klimato pritaikytą architektūrą, aukštomis lubomis ir plačiais koridoriais, užtikrinančiais natūralią vėdinimą. Kaimo vietovėse išliko tradicinė architektūra, paremta vietinėmis medžiagomis, tokiomis kaip bambukas, nendrės, purvas ir palmių lapai. Tradiciniai namai pastatyti ant polių leidžia jiems atlaikyti periodiškus potvynius, demonstruodami tiesioginį prisitaikymą prie gamtinės aplinkos. Šiuolaikiniame Dakos ir Čitagongo miesto kraštovaizdyje gausu dangoraižių, prekybos centrų ir gyvenamųjų namų kompleksų. Ši vertikali plėtra reaguoja į poreikį maksimaliai išnaudoti erdvę esant dideliam gyventojų tankumui. Tuo pačiu metu kuriamos restauravimo ir konservavimo programos skirtos apsaugoti istorinį architektūros paveldą. Akademinėje srityje 1921 metrų įkurtas Dakos universitetas siūlo pastatų kolekciją, kurioje dera kolonijinis ir modernus stiliai. Jo miestelyje įsikūrė fakultetai, bibliotekos ir tyrimų centrai, taip pat jis yra erdvė kultūriniams ir socialiniams renginiams. Istorinė atmintis taip pat išreiškiama per atminimo paminklus. Savaro nacionalinis paminklas, esantis Dakos pakraštyje, pagerbė išsivadavimo karo kankinius. Jo dizainas, sudarytas iš 7 lygiašonių trikampių, simbolizuoja skirtingus kovos už nepriklausomybę etapus. Bangladešo architektūra ne tik apibrėžia jos miesto ir kaimo kraštovaizdį. Taip pat per plytas, marmurą ir betoną pasakojami esminiai jos kolektyvinės istorijos skyriai. Gyvenimai susidūrint su vandeniu, prisitaikymas prie klimato kaitos Bangladešo geografija, kuri apibrėžia didžiulį deltą ir sudėtingas upių tinklas, nuolat kelia ekstremaliems oro reiškiniams, tokiems kaip potvyniai, ciklonai ir pakrančių erozija. Susidūrusios su šiais iššūkiais, vietos bendruomenės sukūrė praktinius sprendimus, kaip jiems atsispirti ir prisitaikyti. Potvynių pavojaus vietovėse daugelis tradicinių namų statomi ant bambuko polių arba medinių konstrukcijų. Ši technika leidžia namams išlikti virš vandens lygio potvynių metu, apsaugant šeimas ir jų turtą. Plūduriuojantys pasėliai yra dar vienas išradingas atsakas į potvynius. Šie sodai, žinomi kaip baira, pastatyti ant vandens hiacinto ir bambuko sluoksnių. Čia auginamos daržovės, tokios kaip agurkai, pomidorai ir špinatai, užtikrinančios žemės ūkio produkciją net ir musonų sezono metu. Švietimas taip pat prisitaikė prie klimato sąlygų. Plaukiojančios mokyklos, įrengtos ant vandens platformų, leidžia vaikams tęsti mokslus potvynių metu. Šios mokyklos, aprūpintos saulės baterijomis ir bibliotekomis, suteikia galimybę mokytis net ir sunkiausiais laikais. Kalbant apie mobilumą, kaimo bendruomenės keliauja upių tinklais. Lietinguoju sezonu, kai keliai tampa nepravažiuojami, tradiciniai laivai, tokie kaip Dingži ir Nauka, yra būtini žmonėms ir prekiams gabenti tarp išsibarsčiusių kaimų. Ekstremalių situacijų valdymas vystėsi statant daugiafunkcines slėptuves. Šios konstrukcijos suprojektuotos atlaikyti stiprius vėjus ir audros bangas. Įprastų metų funkcionuoja kaip mokyklos arba bendruomenės centrai, todėl jų naudingumas yra maksimaliai padidintas. Pakrantėms apsaugoti buvo sukurtos mangrovių žaliosios juostos. Miškų atsodinimas tokiomis rūšimis kaip raudonieji mangroviai padeda sumažinti bangų stiprumą ir žemės ūkio paskirties žemės praradimą. Šie diržai papildo natūralią apsaugą, kurią siūlo Sundarbans.
Žemės ūkio sektoriuje skatinamas druskingumui atsparių ryžių veislių, galinčių augti druskingo vandens infiltracijos paveiktuose dirvožemiuose naudojimas. Taip pat diegiamos pakeltų terasų auginimo technologijos ir efektyvesnės drėkinimo sistemos siekiant susidoroti su sausuoju metų laiku. Nematomi pėdsakai, tarša ir aplinkos krizė Bangladeše sparčiai augantis Bangladešo ekonomikos augimas sukėlė gilių aplinkos krizių, kurios paveikė natūralias ekosistemas ir jos gyventojų gyvenimo kokybę. Oro, vandens ir dirvožemio tarša kelia neatidėliotinų iššūkių, kurie formuoja šalies dabartį ir ateitį. Sostinėje Dakoje oro kokybė yra viena blogiausių pasaulyje. Transporto priemonių išmetamosios dujos, kietųjų atliekų deginimas, plytų gamyklų veikla ir aplinkosaugos kontrolės trūkumas pastatuose didina kritinį taršos lygį. Žiemos mėnesiais dėl terminės inversijos reiškinio teršalai kaupiasi arti žemės, o tai dar labiau pablogina poveikį visuomenės sveikatai. Vandens tarša atspindi kitą šios krizės aspektą. Burigangos upė, besiribojanti su Daka, gauna pramoninių nuotekų, buitinių atliekų ir nevalytų cheminių nuotekų išleidimus. Sunkiųjų metalų ir bakterijų koncentracija šiuose vandenyse kelia rimtą pavojų sveikatai ir riboja jų naudojimą rekreacijai ar žemės ūkiui. Čitagongė pramonės sektorius intensyvina aplinkos blogėjimą. Laivų ardymo aikštelės išleidžia šviną, asbestą, panaudotą alyvą ir sunkiuosius metalus tiesiai į Bengalijos įlankos dirvožemį ir vandenis. Ši praktika daro didelę įtaką jūrų ir pakrančių biologiniai įvairoviai. Bangladešo aplinkos krizė reikalauja skubių ir koordinuotų veiksmų visais lygmenimis. Ekosistemų apsauga ir aplinkos kokybės gerinimas yra pagrindinės sąlygos siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi į perspektyvią ateitį ateities kartoms. Bangladešas pasauliui rodo didžiųjų upių, mangrovių miškų ir regis begalinių paplūdimių vaizdus. Jo kraštovaizdžiai, suformuoti vandens ir žalumos, palaiko milijonų žmonių gyvenimą ir tapatybę. Tačiau po šią ryškią išvaizdą slypi realybės, kurios retai kada patenka į pirmą planą. Tokie miestai kaip Daka kenčia nuo vieno didžiausių oro taršos lygių pasaulyje. Upės, kurios kadaise buvo turto šaltinis, pavyzdžiui Buriganga, dabar neša nuodingas atliekas. Miestams augant ir tiesiant naujus kelius traukiasi miškai, dirvožemis praranda derlingumą, o miesto gyvenimo triukšmas užplūsta erdvės, kurios kadaise buvo atvira gamta. Vystymasis ir niokojimas vyksta kartu, palikdami gilius randus kraštovaizdyje ir žmonėse. Šiandien Bangladešas yra šalis susidūrinti su neatidėliotina dilema, kaip išsaugoti savo gamtos grožį ir kasdienį gyvenimą neprarandant veido iš paslėptų pažangos išlaidų.